pasibaigė derliaus nuėmimo laikotarpis. Šįmet iš tikrųjų buvo pakankamai sudėtingas, nes nuėmimo derliaus metu gavome iš tikrųjų didelę liūtį, daug vandens su didelė vėtra. Tai apsunkino derliaus nuėmimo darbus ir ne tik Raimundo ūkyje susidūrė visi ūkiai su ta pačia problemėlė. Bet kaip ir kiekvienais metais, žinoma, lūkesčiai buvo ko gero didesni, nei gavome derlių, bet ar jūs, Raimundai, palėtė audra, ar lūkesčiai buvo didesni, nei gavote realų derlių, ar visgi šie metai jums baigėsi gerai, gavote gerą, norimą derlių? Bet derlių tai žinoma tikėjomės čia didesnį, pradėjom kult šitą rapsą 4-7 buvo vidurkis, 100 hektarų nukūlėm, po to prasidėjo kviečiai, kažkaip irgi viskas ekstra gavosi, nes norėjau palikti, norėjau nukult ir šitos rapsus palikom 300 hektarų. Ant vėliau. Ir ta viena naktis padarė savo, aišku. Pradėjo kult 4-7, tai tikėjomės vis tiek, kad bus virš 5 tonų, dabar gausi visas bendras vidurkis 4-2. Čia va yra agrodemos Amazonytė pasėta, kuri šitam lauke davė 4,7 tonos už hektarų. Čia buvo suguldyti, buvo visiškai neatsidarę ankštis, bet kombainas, matyt, pjovimo metu ten pakėlėjo viskas, vibracija, dabar viskas aišku. Tikėjomės iš draudimo, dabar nežinom, tas skaičiuoja draudimas, aišku, čia kiek įvertis, kad tai yra franšizė 8%. Šito nubarsimų labai minimaliai buvo padaryta, bent jau gamtos. Patys kaip įsibarstėm su kombainas. Puiku. Puiku iš tikrųjų girdėti tokius skaičius, nes yra ūkių, kur yra gerokai kuklesni rezultatai, tiek rapsų, tiek kviečių. Bet dabar kaip tik jau pradedamos formuoti ir reikia kalbėti, rudeninės sėjos etapas, tai bus, galima sakyti, formuojamas kitų metų derlius. Bet labai svarbus darbai yra iš rudens. Ir dabar jeigu taip atsukti laikroduką šiek tiek atgal, ir kai rapsas pradėjo žydėti, matėme puikų žydėjimą, baigėsi žydėti ir kai suformavo ankštarėlės, jisai pradėjo bręsti, pradėjo, tūpti ir staiga atsirado rapsuose ir tikrai nemažai pažeistų vienetų ir šįmet jie išryškėjo labai stipriai. O čia, yra tiesiog fitoplazmomis užsikrėtimas, jį perneša iš tikrųjų rapsuose cikados. Ir joms yra labai palankus ruduo, šiltas, ilgas. Tik viena jau pradeda aiškėti, kad ankstyvos sėjos, su jomis reikia būti tiesiog labai drausmingiams. Tarkim, tas geras pasėjimas, nereikia viršyti sėklos normos jokių būdų, nes tada augalas pradeda konkuruoti. Anksti pasėtų, rapsų kaklelis visą laiką tystantis į viršų, kurį labai sunku po to įtraukti į žemę. Jis toks visą laiką būna lapatuojantis. Ir tokiu atveju tokiems pasėliams yra sunkiau žiemoti, nes jisai iš tikrųjų yra ištysęs ir turi didesnį pavojų šalnos pažeidimams. Nei tie pasėliai, kur kaklelį formuoja ties dirvos paviršiumi. Tik rodo, patirtis, kad sėjos terminai tą labai įtakoja. Ir tos pačios, cikados plitimą vėlyvesnė sėja šiek tiek mažina, gal nesakyčiau pakankamai stipriai mažina, matosi tie laukai, kaip jau baigia žydėti, kad tokių pažeidimų tuose laukuose yra mažiau. Tai ūkio agronomai turi atkreipti dėmesį, kad jeigu sąlygos yra geros, drėgmės yra pakankamai, tai su ypatingai ankstyva rapso sėja tiesiog būkite atsargūs ir nepradėkite su
padidintą normą sėti, kad neišprovokuoti konkurencijos papildomai. Laiku atlikite pasėlių reguliavimo darbus, kad nebūtų taip, kad ant juodo žemės ką čia purkšti, bet reikia tiesiog jį tada anksčiau pradėti stabdyti. Ir kad tik kaklelį pritraukti prie pat žemės paviršiaus. Ir tie pastebėjimai tokie, per tiek laiko matome, kad geriausiai žiemojantis rapsas, kurie yra kaklelis centimetras, pusantro, maksimum iki 2 centimetrų, suformavę gerą šaknį, ir jie ne tik, kad lengviau praleidžia žiemos laikotarpį, lengviau žiemoja, bet atėjus pavasariniams šalnoms jie kažkaip tai mažiau nukenčia, jie greičiau atsigauna, greičiau pradeda vystytis, dar turi potencialo, reiškia, iš savęs kažkaip tai ir padidinti tų pačių žiedynų skaičių. Reikia labai drausmingai viską atlikti, laiku atlikti visą priežiūrą, taip pat insekticido purškimas iš rudens, kad mažinti kiek įmanoma tų pačių cikadų populiaciją, skraidymą ir kad tik kuo mažiau kenktų rapsui iš rudens. Jeigu yra jau paruošti laukai, kur galima tą vykdyti su jūsų auginimo technologija, tai manau, kad, nes matot, nieks negali užtikrinti, kokiegi bus orai vėliau. Esant drėgmei ir dar tiesiog rekomenduojame, kad tiesiog panaudoti dirvinį herbicidą po sėjos. Tai reiškia atiduoti rapsaną kartu su klomate derinyje, 1,5 litro rapsano, 0,2 klomate ir taip pat po sėjos juo išpurkšti, nes taip turimas geresnis veikimas esant drėgmei, paprasčiau suvaldomas garstukas svėrė, plus daug pasekmių irgi daug padaro žalos žliugė, kuri atrodo paprasta žolė, bet jeigu jinai jau pradeda dygti ir su vėlesniais naudojamais herbicidais, jau jinai yra nepaimama. Ta pati miglė, kuri jau pradeda dygti ir vėliau naudojant herbicidus jau darosi sudėtingiau ir brangiau naikinti. Tai šįmet manau, kad toks metas, kur reikia pasinaudoti tuo ir atiduoti dirvinius herbicidus. O prieš tai glifosato naudojimas kaip? Prieš sėją glifosatų naudojimas, manau, kad iš tikrųjų apsivalyti laukus ir kur galima panaudoti glifosatus ant ražienų, tai jų naudojimo ir metas. Ir taip mums tiesiog padeda papildomai išsivalyti laukus, kadangi mes vis tiek einame į beariminę žemdirbystę ir augančių piktžolių, vienskilčių piktžolių kiekis tikrai didėja. Tai pasinaudoti ir išsivalyti laukus, kai galima su visuotinio veikimo herbicidu pilnai išsivalyti lauką, manau, kad yra tikrai labai geras sprendimas ir prieš rapso sėją, manau, kad būtų labai teisingas, naudingas ir nepažeidžiant kultūriniui augalui, o atiduoti jį ant ražienų yra labai geras sprendimas. Ir laukti ten turbūt ilgai nebūtina? Nebūtina ilgai laukti, užtenka net ir kelių parų, reikia laukti, jeigu yra varputis. Tai tada reikia jau pakankamai ilgo laiko, kad galėtum sunaikinti tą šaknyną, kuris yra žemėje. Nes tuo metu būna, kaip taisyklė, antžeminė dalis nedidelė užaugusi, o šaknynas po žemė didelis. Tai vat reikia laiko. Žinoma, po rapso visą laiką, kaip taisyklė, yra sėjami žieminiai kviečiai. Ir greičiausiai šitame lauke jau kokios yra numatytos sėti žieminių kviečių veislės. Raimundai, ką sėsite? Kokią? Tai šiemet pasirodė geriausiai tas pas Skagenas. Senas geras. Jis davė, 10 nedavė, bet 9,9 rezultatas buvo. Ir kokybiniai parametrai taip pat yra aukščiausi. Ir viskas ekstra klasė. Visi parametrai atvyko aukščiausią klasę. Tai be abejo, be jo neapsieisim, bet tų veiskų bus šiek gaunasi gal vis tik 10 kažkur tai visą laiką. Nes šie metai kažkaip tai labai parodė ir išryškino ankstyvos sėjos
problemėlę, nes jau apie tai kalba, reiškia, ir instituto darbuotojai, ir turi labai puikių duomenų, puikių bandymų atliktų, kur akivaizdžiai rodo, kad ankstyvesnė sėja, nors ta ankstyvesnė sėja pagal kalendorių tai yra optimalūs Lietuvai būdingi sėjos terminai, bet jie pasisukus biologiniam laikrodukui tampa kaip ir ankstyvi. Tai gal sakyčiau netgi taip, kad ūkio agronomai turėtų atkreipti dėmesį ir nesėti pagal kalendorių, o sėti tiesiog pagal biologinį laikroduką. Tai reiškia laiku, kada reikia, kad neišprovokuoti augalo anksti pasėjus dideliam krūmijimuisi. Iš rudens jie atrodo labai puikiai, išnaudoja visą savo krūmijimosi potencialą, kaip ir pas mane ūkyje lygiai taip pat buvo ir turėjome ankstyvos sėjos iš rudens labai gražūs pasėliai, bet pavasarį atliekant tuos pačius darbus, lyginant ankstyvos ir vėlyviausios sėjos, buvo pastebėta, kad tie ankstyvos sėjos pasėliai jau nuo pavasario jie pradėjo atrodyti prasčiau ir buvo pastebimas retėjimas. Tai akivaizdus reiškia po to juodų varpų atsiradimas ir tas turėjo įtakos tam pačiam derliui, derliaus kiekybei ir netgi kokybiniam parametram. Nes visgi reiškia amarų plėtimas iš rudens ir iš tikrųjų padarimas tos žalos įkandimas, kur reiškia vėlgi atsiranda užkrėtimas virusinėmis ligomis. Pavasarį matyti reiškia pageltusiais rausvais lapeliais stovintys augalai ir akivaizdžiai matėsi, kad pažeidimas tikrai yra. Tik tie pasėliai, kurie buvo pasėti vėliau, tai rugsėjo pabaiga, netgi persikėlus į spalio pirmas dienas, jūs taip pat turėjote, spalio 15 dienos sėją. 15 buvo labai geras derlius. Jo, ir jisai ne tai, kad kažkaip tai pasirodė kitaip, jis tikrai nieko nenuvylė ir rezultatai buvo tikrai geri. Norma didesnė, bet pernai tai buvo viskas gerai ir ankstyvas sėja tą patį įrodė, čia nebuvo to problema kažkaip, tai šiemet išskirtiniai metai turbūt. Na, šiemet ko gero gal išskirtiniai metai, kad va taip atsitiko. Pernai, bet pirmas sėja irgi buvo ten virš 9 tonų, o šiemet jau 7,5. Taip, ir buvo pastebimos, reiškia, tos pačios juodos varpos ir tas išretėjimas pavasarinis, kur, reiškia, akivaizdžiai rodė, kad rudenims ilgėjant ir įsilaikant šiltiems orams, o amarui užtenka + 11 laipsnių šilumos, jis tiesiog gali plisti iš lauko į lauką ir visą laiką tie pasėliai, kurie bus patys gražiausi, jie ir nukentės stipriausiai. Tiesiog stenkimės vėlgi, kaip sakau, darbus atlikti teisingai, laiku. Neskubėti. Ir aišku, sėklos norma, kaip ir minėjot, Raimundai, kad vėlinant sėją privalome didinti ir sėklos normą. Ir tada mes tikrai tokiu būdu galėtume išvengti tų pačių juodų varpų didelio kiekio, tikrai jų sumažinti. Tik aišku, manęs daug kas klausia, o iš kur žinai, koksai bus oras, ar mes suspėsime pasėti. Čia kiekvieno ūkio yra, sakau, reikalas, žino ūkiai savo pajėgumus ir žinant pajėgumą, žinai, kiek tau dienų trunka pati sėja, kiek tai užtruks ir orus dabar galima kažkiek tai nuspėti, pasiruošti tam, bet tai akivaizdžiai rodo, kad šiltėjantis klimatas mus priverčia truputėlį mąstyti irgi kitaip ir sėjos terminus turime truputėlį irgi nukelti ir atidėti vėlesniam. Taip drastiškai gal elgtis nereikėtų labai, bet jau po truputėlį manau, kad tikrai reikia. Šie metai parodė, kad taip, spalio 15 tai dar čia visai optimalus laikas sėjos. Jis jo, netgi spalio 15 sėjos terminas yra tikrai geras, aišku, jūsų regionai, tai sakyčiau ypatingai, gal šiaurės rytiniam regionam jau reikia, manau, galima dar sėti, aišku, su dar didesnė sėklos norma, bet
bet rugsėjo pabaiga, gal spalio pradžia, va taip, jūs aišku esate vis tiek arčiau vakarų ir turite geresnį klimatą, išskirtinesnes sąlygas palyginti tai, ką turime mes šiaurinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje. Žvelgiant į tą pačią sėjos terminą, sėjos laiką, tai ką jūs galite savo ūkyje, žinoma, reikia būti atidesniems ir atsargesniems mažesnių ūkių savininkams, nes tai labai priklauso, kaip tu pasėsi, kaip žemę sudirbsi, kokį gylį sėklą įterpsi ir kada ta sėkla sudygs. Nes jeigu suvėlinsim sėjos terminą ir matome, kad sėjame į sausą dirvą, tai jūs sakysite, kad vat pasėjau spalio 15, gavosi gerai, kitas žmogus pasėjęs spalio 15 sako, viskas blogai, nes gal pas jį gali sudygti lapkričio 1 arba į lapkričio pabaigą. Ir tada, jo, už tai turi profesionališkumas visą laiką tas būti. Žinoma, jums tą lengviau daryti, kadangi jūs turite patirtį didelę. Ir galite vėlinti, ir mokate tą daryti, ir gauti labai gerą rezultatą. Bet tai kitiems ūkiams iš tikrųjų reikia labai vertinti esamą drėgmę dirvožemyje ir kokiame gylyje yra, ir kai tu sėji, kur dedi sėklytę ir kaip greitai jinai sudygs. Tai palinkėsiu pradžioje geros sėjos pradžios, parodykite iš tikrųjų gerą startą laiku ir kad iš paskos mes tada jau jungsimės kiti ir matysime, kad jau atėjo laikas, nes Raimondas jau sėja.